legendinis Kauno apleistas restoranas Trys mergelės, kuriam jau yra daugiau kaip 50 metų. Įkurtas buvo 1968 metais. Įkūrė garsūs architektai Alfredas ir Viktorija Jakučiūnai. Dabar kai pasižiūri pastatą, tai pastatas vaiduoklis, siaubo namas. Restoranas buvo labai garsus, populiarus, ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Geras elitas čia lankėsi, įžymybės, dainininkai, net ir Lietuvos mafija buvo sakoma, kalbama. Dabar jau nieko nelikę. Pamenu, būdamas vaikas, man gal buvo kokie 5-6 metai, čia buvo stalai, ar net gal apačioj vyko pokyliai, festivaliai, baliai, koncertuodavo įvairios grupės. Taip, išties nuostabu. 2022 metų kovo 5, šeštadienis. Išties sniego nėra, viskas nutirpę. Šiaip dar šaltoka, bet tikrai oras geras kaip pavasario pradžia. Taip. Išties kraupus vaizdas. Reikia pabandyti nusileisti į apačią laiptais. Aišku, ten tamsu. Reikės prožektoriaus. Traukiu prožektorių. Taip. Išties kraupu. Kaip siaubo filme. Čia tualetai, kriauklės, čia kažkokios patalpos buvo. Taip. Turim čia. Čia pikas, kelio nėra. Čia tiesiog koridorius akmenas. Jo, čia žiauru. Kiek plytų, laiptų, visokių menų. Išėjau. O čia kur ėjau, reikia pamėginti kitą pusę. Daugiau niekur neišeisi. Reikia nusileisti į apačią iš kitos pusės. Na, čia vėl reikia įsitraukti prožektorių, pasišviesti. Taip. Ir ten išėjau. Na, čia dar pagrįžti atgal. Čia kaip kažkokia duobė. Čia jau galima išėti į lauką, bet kas dar žemiau tęsiasi.
nieko. Ten išeitum į tą patį. Viskas taip pat išeina ratu. Taip, kaip ir viskas. Aišku, labai kažko įspūdingo nėra, nes liko tik griuvėsiai. Kažkokios kelios kėdės. Čia galima išimti prožektorių. Ir per čia. Na jau taip. Ir išeinu į lauką per kitą pusę. Liūto akmenų krūvos, daugiau nieko. Taigi, legenda mirus. Buvo kalbama nuo 17 metų, čia turėjo daryti tokį projektą, kad atnaujint viską, atkurt, pasakyti kažkokį viešbutį, daug aukštesnį pastatą atkurt, bet turbūt savininkai to nesiema. Galbūt trūksta lėšų, dar kažko. Pastatas ir liko vaiduoklis. Na ir iš toli kaip atrodo bendrabučio pusės. $54 metai nuo įkūrimo. 3 mergelės.